Einam prie sekančio laboratorinio darbo, DHCP panaudojimas. Ir galim pradėti. Einam vėl į server managementą, einam ties rolėmis, pridedam, laukiam kol užsikraus. Ir vis dar laukiam. Ir pridedam rolę. Mums reikia DHCP serverio. Next. Oi. DHCP serveris. Aha, paskaitom. Taip. Mūsų tinklo korta bus šita, su šito IP adresiuku. Next. DNS settings. Tinka. Windows serverių mums nereikia, čia senesnėm visokiom versijom. DHCP skaupai. Galim parašyti kokį nors. Eiti tau. DHCP scope starting. Na, prasideda tarkim nuo 10, 1, 50 pavyzdžiui. Ir baigėsi ant 10, 10, oi. 1 ir 80. Taip, subnet typas. Lease time'as per kiek laiko tas IP adresiukas, tarkim, kabės, jeigu bus prijungtas default gateway options. Aha, 10, 10, 1, 2, 5, 4, čia mūsų ruteriukas. Kaip ir skaupas sukreitintas, IPv6 mums nereikės. DHCP server authorization. Aha, tie patys credentialai. Ta pati autorizacija. Turim visą summary, galim spausti install. Turim sudėktą DHCP serveriuką. Turim errorų. Ko mes čia dar turim? Kas per errorai? Aha. Turim problemus. Žiūrėti, kas vyksta. Išsikelsim DHCP serveriuko shortcutą ant desktopą. Taip. Pasižiūrim mūsų properties DHCP serveriuko. Dinaminiai updėtai. Jeigu atsimenu, čia nelabai ką reikia ir keisti. Gerai, einam biškiai giliau, pasižiūrėsim adresų poolas. Čia kokią mes nustatėm. Lease time'as. Neužrašytas rezervacija. Gerai. Kadangi aš turiu
serveriukiai. Tiksliau tik vieną kompiuterį turiu virtualų, su kuriuo galėsiu pabandyti. Tai mums reikėtų turbūt pasidaryti rezervaciją tam kompiuteriui. Ir rezervacijos vardas. Gerai, iš pradžių nueisim į mūsų kompiuterį. Taip, čia su kokiu vartotoju mandatori. Tebanie eisim į adminą, mažiau problemų bus. Switch user. KT09M. P didžioji eta SSW didžioji 0RD. Gerai, dabar mums reikia MAC adreso cmd velnias ir man taip neleis. Gerai, jungiamės per remote, kad greičiau būtų 10 10 1 1 1 5. Bum. Taip, tai būtų get mac clip. Jeigu teisingai atsimenu, ne. Get is not recognized. Gerai, mes dabar nusikopijavom adresiuką. Ups. Notepadas. Įpestinam adresiuką. Taip, turim mes savo MAC adresiuką. Nusikopijuojam, einam į serverį. Įvedam IP, MAC adresą. Super PC. Ir rezervuojam jam IP adresą. Oi. Kažkaip man šiandien su klaviatūra žiūri nesiseka. Upsi. Taip neištrinsim. Iš naujo susivesim. Oi. Iš čia dabar man darosi. Opa. New reservation. Mūsų MAC'as. Description Super PC. 10 10 1 ir koks nors 54 IP adresas. Reservation name. Kokį nori susigalvojam. Super duper. Ok. Turim super duper rezervaciją. Ir dabar grįžtam į savo Windowsiuką, einam į tinklo kortą ir bandom nustatyti į automatinį IP. Aišku, nutrūks ryšys pas mus. Galim iš karto eiti į varą. Ir pažiūrėti, ar suvaikšto adresiukas, ar pasiema adresą cmd config. Ir kaip mes žiūrim, turim ką? Mes turim mūsų IP adresiuką. Jis pasigavo. Super. Reiškia, mūsų DHCP veikia. Ir mūsų rezervacija irgi veikia. Kaip ir paprastas toks dalykiukas. O mes turim DHCP serveriuką.
kaip ir viskas su DHCP tada.